Šiandien pasirašiau klausimus jūsų mėgstamiausia tema. Kuri iš olelė pupyčių jūsų... Iškart noriu sustabdyti tave. Šiandien aš nenusiteikęs. Nei olelė pupytėms, nei pokalbėms apie jas. Šiandien noriu prisipažinti, kas jau ilgą laiką mane graužia. Seniai graužia? Senai, jau gal 15 minučių. Tai ne taip ir seniai? Milijonieriui 15 minučių yra gigantiškas laiko kiekis. Čia ir pinigų, aišku, gigantiškas kiekis, jeigu kam neaišku. Nepertraukinėk manęs. Į vasarą jau visai suįžuliai. Žodžiu, noriu raukt su meslita. Ką? Vot tą. Galvoju užsimti kokiu nors naujų verslu. Šiuolaikiškesnių, sudėtingesnių kažkokiu tai. Senai laikas. Šis meslitos neparduodu ir neuždarau čia tik dėl vienos priežasties. Kokios? Nesugalvoju, koks tas naujas verslas turėtų būti. Bet sakau, kad noriu kažkoks būtų, kad su informaciniam technologijom. Va, pažiūrėk, kaip Steve'as Jobsas. Nerealiai varo. Iš pradžių išleido iPhone'ą, tada iPhone'ą 3, tada iPhone 4 ir paskui tą patį iPhone 4 tik tai baltą. Ir visi perka, kaip velniai nesustodami. Čia tas pats kaip su dešom yra. Pagaminom ten tokią kažkokią karšto rūkymo skonio šlikštynę, pavadinom kaminukas ir tada po metų pervadinom pipkoriaus. Nu, va, dar po metų dar kaip nors nesąmoningai pervadinsim. Ir toliau pirks. Bet vidus, taigi tas pats yra, viskas nesikeičia. Kad jau apie iPhone'us užsiminiau, tai va nesenai pastebėjau ir atradau, kad geriausias tai pirmas iPhone'as. Ypač žaidžiant varlytę. Turiu iPhone'ą, bet tokio žaidimo tai nežinau. Labai geras. Prieini prie baseino, pasiėmė iPhone'ą, meti ir skaičiuoji, kiek kartų jisai atsimuša prieš nuskęsdamas. Tai va aš pabandžiau ir išsiaiškinau, kad pirmas pats geriausias. Praeitą savaitę visus išbandžiau. Grįžkim prie jūsų naujo verslo. Nu tai aš ir sakau, kad nesugalvoju, ką čia gaminti. Gal lazerius? Girdėjau lietuviai, kad žiauriai gerai ten tos lazerius kuria. Tai galėčiau gaminti lazerinius kardus kaip iš žvaigždžių karų. Bet tai kas juos pirktų? Tai tie patys, kur iPhone'us kas pusę metų keičia. Tipo milijonieriai? Ne, nu tai... Iš milijonierių milijonų tikrai nesusikraus. Čia faktas, galiu pasakyti. Milijonus suneša varguoliai. O varguoliai tai ką pirko ir pirks? Dešras, alų ir... nu viskas. O visa kita yra nišiniai verslai. Tai ką darysit? Nu, tai liksiu prie dešrų. Nu, nuobodu, bet tai vis geriau negu kad tą alų gamint. Ką ten, miltelius užpylėjai tuo iš krano bėgančių vandeniu, patelius kavai, užkimšai dangtelį su kokiu išbraižytų krepšinio kamoliu ir viskas. Jokios kūrybos, jokių idėjų, nu nieko, nei dvasios, nei prasmės. O su dešom tai bent pavadinimus kažkokius tai gali įdomesnius sugalvoti. Žodžiu, man patinka. Čia labai įdomiai gavosi. Vienas darbuotojas per daug chemikalų tų lenkiškų pribėrė į dešras, į tą bliūdą baisų. Tai taip gavosi, kad tik tai reiškia atsikandus po kelių kąsnių vartotojas iškart pradeda viduriuot baisingai. Tai pavadinom tą partiją Spartukas. Oi, myliu šitą verslą. Myliu, tikrai. Dar nesitrauksiu.